svarbus jūsų visų buvimas. Aš labai jūs visus vertinu. Ir ilgą laiką labai svajojau, kad mes galėtume labai rasti progą kažkokią ir visi susirinkti. Bet nėra lengva. Kas dirba labai, kas užsienį, kas dar kažkas, kas vaikus augina. Tai va, ir ačiū nuoširdžiai, kad jūs radot laiko. Didžiausia padėka kaip. Daug prakysiu, bet noriu pasakyti tau. Vyras mane stebino, nors gimtadienis antrąją, dabar visiems trumpai papasakosiu. Nors sekmadienis mane kiekvieną dieną sveikino, o topas buvo tik kaip iš radijo stoties paskambino. Aš iš tikrųjų galvojau, kad ten Laura padarė jau staigmeną. Ir čia sako, mylintis vyras. Aš sakau, wow, Armandai, mes dar turim pirmų kartų. Jis daug ką gali, sakau, jis man gali ten telefoną nupirkti, dar kažką, tai mašiną pakeis be mano žinios, bet į radijo stotį, kad prašytų, kad mane pasveikintų, nu čia ne apie jį. Bet aš jaučiu, kad prasme tarp mūsų jausmas gyvas, turiu nuostabų vyrą ir ačiū už šitą šventę, kad padėjai man jas organizuoti. Ačiū savo vaikam, ačiū broliui. Myliu tave, broli. Brolių bučinų nedarė. Ačiū visiems. Ir dabar norėčiau, žinot, man ko labiausiai trūksta. Trūksta pirmiausia tai mamos. Niekad negalvojau, kad mama nesulauks ir nes galės dalyvauti mano 50-metį. Ir dabar tiesiog labai norėčiau tylos minutę prisiminti mano tėvelius. Nes be jų nebūtų manęs.